Sveiki gerbėmieji mylimieji, sveiki ponai ir ponios. Koks siurprizas mūsų laukia, koks netikėtumas netoliese. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat ir pasakysiu to jau. Kur tą įsirinkit savo? Arba visas tris. Trys netikėtumai irgi gerai. Oi. Tai tokia puikia korta, toks puikus momentas, jėga, idėja, nauja idėja. Čia labai tinka pavasariui, kada jūs pamatot naują žiedą, prasiskleidusi ir jum kyla neįtikėtinos idėjos. Jūs apima džiaugsmas ir jūs žinot, kad galit padaryti viską. Ir siurprizas bus tas, kad jūs eisit to visko daryt. To visko, ko norit, kas jums patinka. Ko visai iš savęs gal ir nesitikėjot. Jūs gerai įvertins. Jūs nesitikėjot tokio įvertinimo. Ką jūs ten nuveikėt, jūs patys žinot. Gal jūs surinkot daugybę peržiūrų ir visokių patiktukų ir kitų palaiminimų. Gal jūs išlaikėt puikiai egzaminą, gal jūs laimėjot kokią konkurencinę kovą, bet reikalas tas, kad jūs nemanėt, kad jūs esat tokie geri, tokie šaunūs. Jūs tai labai nustebins, tai jums labai patiks. Tai labai džiugi žinia. O čia tai dar geresnis siurprizas. Jūs suprasit, ištirsit, pamatysit, kad jūs esat magai ir burtininkai. Kad jums užtenka tik tai pagalvot apie tai, ko jūs norėjot, ir jūs tai gaunat. Ir jūs dabar gausit kaip tik tai, apie ką neseniai pagalvojot. Jūs neseniai pagalvojot, visi tie burtai truputėlį pašlamėjo aplinkui ir jum ateina į rankutes jūsų rezultatas. Puikus siurprizas.